Labas dar kartą, kurie ėjot su manimi į parduotuvę Done Stores. Tai Airių parduotuvė, kur kainos yra didesnės negu Lidl ar Aldi parduotuvėse. Ir dabar aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. Tualetinis popierius, tai kainavo 2,69 €, bananas kilogramas €1,25 €. Kiek čia gramų nežinau, bet kainavo 2 €. Braškės iš Maroko kainavo 3 €, 227 gramai. Airiška salota, iš tikrųjų 2 salotos galvos, tai kainavo 2 €. Šparagai kainavo €1,99 €. Šparagų sakiau, kad kainavo 2 €. 2 citrinos, 1 citrina kainavo 49 centai, tai už 2 beveik euras. Dabar buvo nuolaida tomatų ir kečiupų yra 800 ml ir dabar kiek jisai kainavo. Heinz 4,49 € jo kaina buvo, o jau aš dabar mokėjau 3 € už 800 litrų. Ok. Rapai, nežinau kaip lietuviškai, tortilijos gal, tai kainavo 89 centai. Mėtos kainavo 87 centai, jų yra 20 gramų. Gerai, toliau einam. Airiški obuoliai, 79 centai, 6 obuoliai, tai net nerašo čia kiek sveria, nesvarbu, 6 obuoliai, jiems nesvarbu. Kiaušiniai, turbūt geresni negu paprasti kiaušiniai, nes yra, kad tipo vištos ganėsi laisvai ir kiaušinių yra. Žiūrėk, aš žiūrėjau ir suskilusius paėmiau. Ir dar žiūrėjau, 2 suskilę. Nu, bet man ir sekasi. 12 kiaušinių. Tačiau jau kiek kiaušinių kainavo. Greivi, tai padažas. Ir jisai kainavo €1,59. Šitie skanėstai Vilgėmių mokyklą truputį užsisaldint. Tai kainavo 2 €. Kuriam saldainį mokyklą ir būtų nuotaika geresnė. Čia kurią dieną įdėsiu, nežinau, kainavo gal eurą su kapeikom. Avokado. 2 avokado kainavo 2 €. Nusipirkau geriamų vitaminų, čia nesvarbu, svogūną vieną. Geriamų šipučkės. Geriamų vitaminų ir ką mes turim iš šaldytuvo. Prie šaldytuvo nusipirkau naują šaldymo maišelį. Maišelis Cooler Bet, €29. Ir ką mes turim? Turim agurką, gal net jau airiškai užauginta, ne iš Ispanijos. Agurkas 69 centai, uogos €1,79, šilauogės 125 gramų. Sviestas Kerrygold. Kerrygold tai yra tarptautinis jau ženklas, visur vertinamas, bet tarp kitko Lietuvoje, kurį parduoda, tai ten yra riebalų mišinys, ne sviestas. O
alyvuogės kainavo 2 eurai ir gal daugiau. Alyvuogės dedu Vilgelmui į mokyklą. Alyvuogės 3 eurai ir alyvuogių yra... Aš nežinau, kodėl jie nerašo, kiek čia yra. 150 gramų. Sūris airių gamybos. Bry su česnaku ir su žolelėmis kainavo 3 eurai. Sūris su česnaku ir su žolelėmis Greek style jogurt. Nebuvo geresnė, geresnė, bet nebuvo. Tai jis kainavo graikiško stiliaus jogurtas. Ne graikiškas jogurtas, bet graikiškas jogurtas. Tikras graikiškas jogurtas yra tas, kuris yra pagamintas Graikijai. Tai jis kainavo 99 centai. Dabar turiu Parma kumpį. Ir kiek čia gramų? Čia 90 gramų. Ir kaina kainavo 2,59 centai. Gerai, turim kitą sviestą su jūros druska, tas geresnis tipo negu Kerrygold. 2,69 centai, tai yra 250 gramų. Dabar kiaulienos medalionai, jie visai be riebalų aplink apipjaustyta, kiek aš jums galiu parodyti. Tai jų yra 6 ir kainavo 1,59 centai. Dabar višta, sveika višta, kukurūzais maitinta. Kiek čia gramų? 560 gramų, tai čia to šlaunelės. Ir kainavo 3 eurai. Bus vištų sultinė. Sriuba vištienos. Ir dabar vištienos filė 454 gramai ir 5 eurai. Pas mus pigiau mėsiniai. 6 filė 6 eurai. 5 filė 6 eurai. Gerai, dar turiu bulvių ir svogūnų. Va, turiu bulvių, reikia užauginti be chemikalų. Taip, šitos bulvės kainavo 2 eurai. Čia yra 1,5 kilogramo. 1,5 kilogramo 2 eurai. Ir dabar svogūnai 69 centai. Jų čia yra kamo svogūnų 59 centai. Tai tiek apie produktus. Parodžiau, kad kainos yra ir Airijai kai kur aukštos. Tad ką? Nesipykim, būkim geri, sveikai maitinkimės. Ir ate!